teorijų, daug mokslininkų, ir Freudas, ir Jungas, ir visokių psichoterapinių sričių. Kiekvienas aiškina iš savo pozicijos, iš savo prizmės. Schemoterapija aiškina apie schemas, Jeffrey Youngas parašė. Tai ką tas svogūnas simbolizuoja, reiškia, mes negalim nueiti iki tos priežasties, kad mane tėvas mušė iš karto, ne? Nes iš tikrųjų reikia nulupti vieną sluoksnį ir pasižiūrėti, apie ką čia tas sluoksnis. Man skauda, ne, kas yra čia ir dabar ir negalim ten lipti toliau. Tai mes iš tikrųjų prie žmogaus liečiamės labai po truputį. Tai vienas sluoksnį nuėmė mane, apsitvarkėm čia su tom, išmokom neautomatiškai kažkaip, tai tada galime eiti toliau. Ne, lupti sekantį sluoksnį. Ir tada, kai nulupam sekantį sluoksnį, tada sekantį sluoksnį yra daug. Ir ten slypi ta priežastis. O jinai gali būti nebūtinai paslėpta mūsų tėvų elgesiuose ir mūsų interpretacijose. Nes tėvai elgėsi kaip mokėjo. Jie irgi turi savo istoriją. Jie irgi buvo maži vaikai. Ir atnešiau dar vieną žaislą, kad pailiustruoti. Tai va, tai čia yra matrioška. Ir šita matrioška tai yra tik 3 dalis, bet iš tikrųjų gali būti ir daug daugiau. Tai ką reiškia? Kad aš va šitas, bet aš viduj turiu dar kažką ir dar kažką. Taip? Tai pavyzdžiui, jeigu aš suaugusi, aš suaugusi, bet aš tokia vargšelė, kad nieks manęs nemyli, visi mane pamiršo ir taip toliau. Tai kuri aš iš tų matrioškų būsiu? Tai dar paaiškinsiu. Čia yra tėviška figūra, čia yra vaikiška figūra, o čia yra suaugęs žmogus. Tai va, tai jeigu aš tokia vargšelė, tai kas esu? Mažiausia. Aš vaikas, ne? Ir jeigu mane muša vyras, muša, tai aš esu auka. Aš kenčiu. Kas aš? Suaugęs, tėvas ar vaikas? Vėlgi vaikas. Vėlgi vaikas.